Tai aš paimsiu tavo gerą spiningą, ką? Ta, kur iš Švedijos parsivežiai. Imk. Man jau nebereikės. Nesupratau. Ką tu sugalvoji, kad tu nebežvėjosi, baigtų juokus. Žiūrėk, sūnau, nestovėk. Ką čia sugalvoji apie tą spiningą? Tiek tu tą spiningą. Aš pavargau, sūnau, labai pavargau. Pavargau, tai pailsėk. Aš nelabai suprantu, ką tu nori pasakyti. Aš skubu, tokiu laiku nelabai kas važinėja žvejoti, tai sakyk greičiau ir aš varau. Neskubėk, visur suspėsi. Tu žuvims tai pasakyk. Kai tu buvai mažas, sūnau, iš karto pagalvojau, kas atsitiktų, jeigu tu staiga tinktum. Žinai, kaip kartais atsitinka. Kad man, tėvui, reikėtų tave palaidot. Po to jau turbūt niekas nebebūtų svarbu. Liktų viską ryjanti tuštuma. Blogiausia, kas gali atsitikti, vaikų mirtis. Palaidot tėvus natūralu. Todėl, kai aš mirsiu, sūnau, tu labai nesikankink, ką? Gyvenk toliau. Nesigriauk. Tėvim, kokios nesąmonės tavo galva lenda. Visi mirtingi, sūnau, visi mirtingi. Nepyk, negaliu pakęsti aš tokių kalbų. Jeigu žmogus yra tvirtas, kaip, nesakysi tėvui kaip jautis, bet vis dėlto, kaip jautis. O kalba tokias nesąmonės. Gerai, nepyk. Nepyk, sūnau, nepyk. Važiuok, žvejoti. Važiuok. Aš norėjau pasakyti. Myliu aš tave labai, sūnau. Velnias. Net sugraudinai. Gerai, aš varau. Tai, tugi žinai, kad aš tave irgi labai myliu. Pirmoji žuvelė tavo. Laiką užknisai. Kas yra? Baig žaist. Aš suprasčiau, kad mano vaikas. Tai yra neringos sūnus su savo hebra sprogdino vareles. Bet kad tu, suaugęs žmogus, bet iš pirmo žvilgsnio. Ką jis daro? Nieko. O tu ką, darbo neturi? Nu tai aišku neturiu. Tai užsiimk ko nors. Tai ką, visą dieną su kompu ir pražaisi? Tai kad nėra ko užsiimti, tu pats irgi nieko nedarai. Laiką, kaip čia tau subtiliau pasakius? Aš myliu darbą. Darbas mane žavi. Man patinka sėdėti ir valandas žiūrėti, kaip dirba kiti. Man patinka turėti daug darbo. O kai pagalvoju, kad galiu jo netekti, man širdis plyšta. Vėl juokauja? Nieko panašaus. Palauk, sakė, Gytis, ką ten sprogdina? Ką? Vareles, bet motinai nesako. Tik man pasipasakoja apie savo žygdarbius. Ne, vis tiek gerai, tu turi šeimą. O aš? O tu? Nu ką? Laisvas, perspektyvus. Taip, bet gal ir man kokią žmoną įsitaisyti? Įsitaisyk. Kaip ten yra su tom banko paskolom, nežinai? O kas čia dabar? Nu, tipo, kur būtui pirkti. O ką čia dar sugalvojai? Nu, kaip tai?
Nu, nežinai, kokia ten procedūra, ką ten priduot, ko ten reikia jam. Aš žinau, kad reikia pristatyti pažymą, kur dirbi, kiek uždirbi, kokia šeiminė padėtis, tada jie sprendžia, kiek duoti, per kiek laiko tu turėsi grąžinti. O kam tau? Nu, kaip tai kam, kad turėčiau kur žmoną atvesti? Laiką, tu pirmą žmoną susirask, o po to galvok apie būtą, paskolą. Bet žinai, aš tau nepatarčiau su banku susidėti. Po to metus vargs ir galvosi, kaip atiduoti tą skolą su palūkanom. Klausau, Vitkus. Gerai. Kas? Kas? Marytė. Prašė, kad niekur nedingtume. Kažkas labai svarbaus. Aišku. Taip. Jūs pas mane? Taip. Prašau, sėskit. Aš suprantu, kad tai gali jums pasirodyti, kad kiekvieną dieną žūsta kažkas, bet matot, mano tėvas, jis nusižudė. Užjaučiu. Jūs tik nesijaudinkit, pasakokit man viską, aš laiko turiu. Tai yra mano tėvo priešmirtinis laiškas. Jame jis aiškiai išdėsto, dėl kokios priežasties jis ryžos tam žingsniui. Matot, mes su tėvu turėjom biznį. Tiksliau, aš jam padėjau, tėvas viską darė. Mes paėmėm iš banko paskolą, nemažą, gana su dideliais procentais. Tikėjomės, kad prasisuksim, gražinsim paskolą ir patys prasigyvensim. Na, kaip visi to nori ir trokšta. Tai va, bet mes pavilniai sugalvojom steigti šiltnamius. Auginti kopūstus, pomidorus, ten visokius. Žodžiu, mes kas esam? Mes smulkus gamintojai. Ką mes galim padaryti prieš gigantus? Suprantu, bet jūs grįžkim prie esmės. Esmė ta, kad kai mes paėmėm paskolą ir prasidėjo tie pinigų gražinimo reikalai, mums pritrūko pinigų. Tada mes kreipėmės į banką. Galvom, kad padės. Ieškom kompromiso, bet tai buvo labai sudėtinga, nes mes paėmėm kelias paskolas. Na, suprantat, jeigu nori pradėti biznį, tai nebent jeigu esi koks žmogžudys arba žulikas. Tai va. Tada mano tėvas visai prarado miegą, pradžioj jis man nieko nesakė. O paskui ėmė guostis, kad vienas stambus banko darbuotojas, toks Stanislovas Gaidys, pradėjo jį terrorizuoti. Pavyzdžiui, vieną dieną mes važiavom su tėvu į banką, aš tada vairavau. Nenoriu eiti pas tą žmogų. Pas kokį žmogų? Tą Gaidį. Gerai, čia pasakė Gaidys. Jo tokia pavardė Gaidys. Jis mane tiesiog terrorizuoja. Su juo pasikalbėjęs aš negaliu atsigauti. Keletą dienų. Jam žmogus tai kaip šūdo vietoj. Atsiprašant jam žmogus. Aš palauksiu tavęs mašinoje. Klausyk, gal einam kartu. Man bus ramiau. Nu gerai, galim eiti, pažiūrėsim, kas ten per fruktas. Labą dieną. Labą dieną. Pas ką jūs? Pas departamentų direktorių Stanislavą Gaidį. Jūsų dokumentai. Prašau. Jums leidimas neužsakytas.
Aš su tėvu, mes kartu. Mes dėl paskolos. Čia mano sūnus, mūsų bendra firma. Nieko nežinau, jums leidimas neužsakytas. Tai gal galima gauti tą leidimą kur nors? Ne, negalima, reikia iš anksto susitarti. Gal iš tikrųjų galima, juk mes nepavoksim pono Gaidžio. Ką jūs man aiškinat? Aš dirbu savo darbą. Jeigu norit palaukit čia, o į vidų aš jūsų neįleisiu. Klausyk, tai nieko nepadarysi, na? Aš palauksiu arba kavinėje, arba prie banko. Sėkmės. Liūdna? Kiek aš skolingas už kavą? 3 puodeliai kavos 6. Na kaip? Neklausk. Tet, taigi tu nerūkai. Man rankos dreba. Žemės lysta iš po kojų. Niekaip nesutinka atidėti, niekaip. Reikalauja visos paskolos iš karto. Procentus. Irgi dar delspinigius priskaičiavo. Nemokėjai suskaičiuoti iki 10, tai pradedi biznį. Paskolas įmi. Plendi į biznį. Dieve. Sako, mums labai gerai, kad yra tokių durnių. Dabar ne tik tu, bet tavo vaikai ir anūkai mokės bankui. Aš negaliu papasakoti tau, kokiu tonu jis man tai kalbėjo. Koks baisus žmogus ir pati. Betgi jis negali taip elgtis. Gali, sūnau, gali, jis viską gali. Matai, net patekt pas jį ne taip paprasta. Norės gyvus su jais. Koks velnias mane pakūsė imti tą paskolą. Bet gal galima kaip nors... Ne, sūnau, vėliau jau. Vėliau nieko nebegalime. Važiuojam. Kvietėt? Užeikit, susipažinkit, ponas Valentinas Juodis, Kredito importo banko valdybos pirmininkas. Tadas Vitkus. Mūsų skiriaus žvaigždė, kaip sakosi, o čia Andžejus Jakevičius, iš vyriausiojo policijos komisariato, priskirtas mūsų grupiai. Tai, ponas Valentinai, gal dar kartą, kaip jau aptarėm? Dar kartą? Na, bendrais bruožais, fabula. Gerai, ką padarysim. Žodžiu, turime problemų banke.
Atėjau čia todėl, kad nei mūsų vindikacijos skyrius, nei vietinis auditas spragų nesurado. O jūs kreipkitės į ekonominę policiją. Taigi jie užsiema bankais. Matot, nesu tikras, ar vertėtų kelti baudžiamąją bylą. Na, tada nusisamdykit privatų detektyvą. Na ką jis? Tadai, mūsų tikslas yra įsiaiškinti, ar yra nusikaltimas, bet padaryti tai atsargiai. Na, kas bus, jeigu apie reikalus banke pradės rašyti laikraščiai? Visi puls atsiminėti indėlius. O ką geriausia, kad tie indėliai dingtų? Kaip mano mamai buvo su inovaciniu. Jakevičiau, patylėkit. Ką jūs? Problema yra visai kita. Patikėkit manim, indėliai yra be galo saugus. Tiesiog darė metinę ataskaitą. Ir teko, kaip visuomet, pakartoti istoriją. Tai yra paskolos nurašomos į blogasias. Istorija kartojasi. Taigi kiekvienam bankė tokių būna. Be abejonės tai yra būna. Keičiasi situacija, žlunga biznis, įmonės bankrutuoja, keičiasi biznio planai ir panašiai. Mes kreditojai liekam tiesiog su trupinėliais paskolų. Tačiau šita istorija yra šiek tiek kitokia. Sumas yra neženklios. Ta prasme, jos nėra nei didelės, nei mažas. Bet patikėkit manim, tie, kurie pasipelno, tai yra be galo geras kąsnelis. O apie kokias sumas kalbat? 1 275 000. Nu ir gal centų tai nereikia. Schema egzistuoja labai paprasta. Žulikas, imdamas kreditą, susitarė su banko darbuotoju už paskolos dalį. Pagal šią schemą 95 metais bankrutavo eilė bankų Lietuvoje. Na, šitą mes žinom. O jūsų atvejis jums atrodo išskirtinis? Matot, jis yra išskirtinis, kadangi pas mus kredito gavimo tvarka yra diferencijuota. Parašo gavimo teisė diferencijuota ir kredito sprendimo teisė yra diferencijuota. Žmonės, kurie dėjo parašus paskolai, švelniai tariant, virš įtarimo ribos. Na, virš įtarimo yra nebent Romos popiežius. Jūs net neįsivaizduojat, kokį mes dėmesį skiriam banko darbuotojams. Vis tiek, man atrodo, kad tuo turi užsiimti ekonominė policija. Prokuratūra gali bet kada iškelti bet kokią bylą, jeigu tik tam yra vada. Kas taip? Vada. Na, liaudiškai tariant, pagrindas. Na tai, bet gal mes eikime toliau, ką? Malonu. Viso gero. Viso gero. Tai kas yra, ko čia žiūrit? Ir jūs pasiutot ar ką, nu, čia mano žmonos pusbrolis. Sutarėm, kad mes diskretiškai pašnekėsim apie jų reikalus. Mes. Nu, tu ir Laika. Išmanai ką nors apie finansus? Neringas sako, kad ne. O tu pats? Ar už tave tik viską Bobas sprendžia? Aš mačiau, kaip Hebra galuojasi su tomis Laibo, Luokis ir kitomis bylomis. Ten pražilt galima. Aš kai ką nusimanau apie bankus. Tu? Ruošiuosi imti paskolą. Tai kas čia juokinga? Ne, nu gerai, nenorit, nereikia, aš tik tai pasisiūliau. Ne, nu, Laika, neįsižeisk. Na, vyrai, na, tai gal pamastom, kaip mes galim bankų sistemą išlaikyti stabilę, ką? Na, Andžiau. Vieną naktį jis man viską papasakojo. Negi vėl. Aliu, klausau. Špatė, vėl jūs. Mesgi susitarėm, jūs pažadėjot. Sakykit, jūs negalit šitai pasielgti. Aliu. Aliu. Alio, kas čia? Kas čia buvo? Kas yra?
Kas per skambučiai vidury nakties? Prisiviriau košės sūnau. Kas čia skambina? Tas bankininkas. Stanislavas Gaidys. Vidury nakties. Ir ko jam reikėjo? Vaikeli, aš turiu tau viską papasakoti. Tie vaikelis aš buvau prieš 20 metų, o dabar sakyk, kas yra. Užstačiau mūsų namą, sūnau. O dabar tas bankininkas skambinėja naktimis. Girtas, grasina. Sako, atimsiu jūsų namą. Praktiškai jau jis priklauso bankui. Statai namą. Taip, tas bankininkas ir kalbėjo. Sakė, kai viską sustvarkysim, pradėsim verslą, namą grąžins. O dabar nieko girdėti nenori. Sako, paleisiu namą iš varžytinių, susitariau su antstoliais ir nieko tu čia nebepadarysi. Man atrodo, kad tai ne pagal įstatymus, bet aš pati jau vėlu. Jau vėlu, jau nieko nebepadarysi. Bet kodėl tu man nieko nesakai, kad skambinėja tas Gaidys, kad grasina tau? Nenorėjau, kad rūpintumėsi, sūnau. Bet juk mes gaunam pelną iš mūsų verslo. Mažai, per mažai. Mažai, o paskolos terminai spaudžia ir nieko čia nebe galime padaryti. Sakys, jis neturi teisės taip tavęs terrorizuoti. Mes galim kreiptis į policiją. Tu, sūnau, nereikia, o kągi mes jiems pasakysim? Kas patikės, kad toks garbus bankininkas skambinėja naktimis tokiam bėdžiui kaip aš? Bet juk taip negalima viso šito palikti. Aš to taip nepaliksiu. Nieko čia nebepadarysi, sūnau, vėlu. Aš nuvažiuosiu pas tos bankininkus, aš su jais pasikalbėsiu. Aš pati gerai, kad tavo mama nesulaukė šitų dienų. Labas rytas, aš čia jūsų laukiu. Aš Juozas Valdenio sūnus, tėvas buvo paėmęs paskolą bankė. Mūsų bankė? Taip, jūsų. Nu, žinot, kiek pas mus bankė paskolas ima, ašgi visų neatsimenu. Tėvas buvo pas jūs vakar. Jūs reikalaujate neįmanomų. Dabar įvykdę jūsų sąlygas mes iš karto bankrutuotume. Nu, čia jau jūsų reikalas, manęs tai neliečia. Po jūsų vakarykščio pokalbio tėvas nebegali miegoti. Jūs skambinėjate naktimis, jūs terrorizuojate jį. Prašau, jūs... Aš jūsų tėvui naktimis neskambinu. Aš nieko nežinau. Bet juk skambinate. Skambinate ir grasinate jam. Aš jūsų maldauju, palikite jį ramybėje, neterrorizuokite jo. Juk negalima... Niekas nieko neterrorizuoja. O jeigu jūsų bizniso lindo į užpakalį, tai atleiskite, čia jau jūsų reikalas. O mano reikalas, kad va tokie kaip jūs laiku atsiskaitytų su banku. Nes bankas negali dirbti kaip galestingosios Terezos. Būkit geras, pasitraukit. Man praeit reikia. Ko tu žiopsai, matai, kad praeit negaliu. Neišlaikė mano tėvo nervai spaudimo. Radau grįžęs namo. Tai per tą Gaidį jisai mano tėvo privedė prie savižudybės per savo terorus. Klausykit, aš išsiaiškinsiu visas aplinkybės. Pasikalbėsiu su tuo, kaip ten jūs sakėt, Stanislavu Gaidžiu. Tai koks skirtumas, jisai vis tiek nieko neprisipažins. O tai mes dar pasižiūrėsim. Reikia surinkti visus faktus. Galbūt ne jūs vieninteliai nuo jo nukentėjot. O tada aš jums pranešiu. Taigi. Gerai, tikiuosi sulaikysite tą žmogžudį. Viso geriausio. Viso labo. Stanislavas Gaidys, labą dieną. Julius Kuodis, Vilniaus miesto kriminalinė policija. Tai jūs, sėskit. Žinot, jūs visai be reikalų gaištat laiką dėl tos Valdenio. Aišku, nemalonu, kad taip viskas baigėsi. Bet bankas ne labdaros organizacija. Jūs tai įsivaizduojat, kas čia dėtųsi, jeigu mes pradėtume demonstruoti plačią širdį ir krikščioniškas vertybės. Bankas pro kaminą išlėktų. Suprantu, bet... Kodėl jis nepagalvojo prieš imdamas kreditą? Bankas jį privertė ateiti pas mus. Bankas, jo verslas sužlugdė. Šitą istoriją sudilusios skatiko neverta. Bet... Kas bet? Mane domina kriminalinis aspektas. Koks
Koks čia kriminalas? Liūdnas buitinis atvejas ir viskas. Kapitalizmo grimasos. Aš kalbu apie Svaldenio jaunesniojo kaltinimus, kad būtent jūsų elgesys privedė jo tėvą prie savižudybės. Žinot, ką aš jums pasakysiu, jaunuolė? Jeigu jums labai patinka tokiom nesąmonėm užsiimti, prašom, bet manęs nepainiokit. Kelkit bylą, kvieskit kaip įtariamą, prašom. Tada kalbėsime. O kol kas viso labo. Prašau. Svaldenio kredito istoriją imkit, skaitykit, jeigu ką suprasit. O dėl tų kaltinimų tai aš jau pasakiau. Ir perduokit Svaldenio sūnui, kad aš irgi baudžiamąjį kodeksą pažįstu. Bylą galima ir dėl šmeižto iškelt. Linkiu geros dienos. Sveika. Labas. Rankas plovai? Tai ne. Neįsivaizduoju, per dieną tiek visokio bankinio šlamšto perverčiau, kad nori, nenori teko nusiplauti. Ir dabar žadu po dušu palįsti. Kas valgyt? Tai nueik pirmą į vonę, paskui kas valgyt. Klausyk, Tadai. O gal tave jau nuo nužudimų prie finansų pervedė, ką? Gink Dieve. Saugok Dieve nuo tų finansų. Ačiū Dievui. Ačiū, Marytė. Su Gyčiu paprasčiau negu su tavim. Taigi kelnės irgi purvinos. Ką negalima nesprantų rankšluosčio paimti? Nesuktų man galvos. Ten rankšluosčių vietos nėra. Ten vien tik tai balansai, kreditai, balansai, kreditai. Kurio banko? Importo kreditą. O ką, sprogti turi? Eik, sprogti. Daug smulkiau, bet painiau. Girdėjau, ten toksai drakonas dirba. Tik pavardė silpnesnė, Gaidys. Man draugė pasakojo, kad jisai nuo visų 9 kailius lupa. Draugė pasakojo. Draugės tau visko pripasakojo. Bet man ne drakonai rūpi, o žulikai. Realų žulikai. O ten tai gudrus gyvatė pasidarbavo. Sveikas, Laikutį, čia aš. Klausyk, man reikia vienos tavo paslaugėlės. Dabar kasuosi po vienu įpatą. Kuo? Sakau, vieną pilietį bandau iš sosto nuversti. Nu ką, žinau, gal ir pasodinsiu. Iš banko. Importo kredito? Klausyk, tai ir tu to užsiminėjai? Nu geras. Tai vadinasi, pats ponas Dievas tave pas mane atsiuntė. Klausyk, man reikia sąrašiuko žmonių, kur per pastarosius porą metų iš banko buvo išmesti. Nu ir tvarkoj. Ir gerai. Nu šaunuolis. Iki. Pakartokite dar adresą. Architektų 5346. Ačiū jums labai. Ačiū. 46? Sveiki. 46. Tadai, žiūrėk, mes suradom keletą iš banko atleistų darbuotojų pavardžių su adresais. Gerai, jais ir užsiimk. O, visi realiai vietoj. Dirbat, jo? Bulve. Tu tą bankininką Gaidį apklausinėjai. Aš o ką? O ką? Makaka. Man Juodis iš banko tik skambino, sako, tavo vyrukai ne nuo to galo pradeda. Pirmiausia, jūs pinigų galų ieškokit, o ne apie kažkokius savižudžius klausinėkit. Pala, o ką aš sakiau? Ką aš sakiau? Tegul užsiema ekonominė policija. O ką tu sakei, gerbiamasi? Tik per tave ta byla pas mus atsidūrė. Tik prašau, čia manęs į šitą reikalą nekišti, aišku. O dėl to Gaidžio? Gaidžio. Gera pavardė, Gaidys. Dėl to Gaidžio bylą nutrauk. Aišku. Jaučiu, kad mums per gerklę išlys. Užpakaliu jaučiu. Turbūt labai jautrus. Ką? Tu ką apie man gali sau leidi, ką? Tu prie vieno stalo su manim dar sėdėti negali. Čia pokštus krečia. Sunarglys. Tai atsiprašau. Tylėk, sakau. Bylą nutrauk dėl Gaidžio. Gerai, nutrauksim. Tylėk, tu sakau. Taškas.
Taip, kad vis tiek užsimktais atleistaisiais. O kaip Marytė? Ramiai. At labai įdomu, 2 bylos viename banke, ar ne tai, Bulve? Jo. Tai koks ten savižudis tau neduoda ramybės? Labą dieną. Labas. Jūs būsite Eduardas Rekašius. O kas klausia? Aš iš kriminalinės policijos. Gal galėčiau trumpam užeiti į vidų pasikalbėti? Ne. Aš tik norėjau pakalbėti apie... Juk jūs dirbote banke, tiesa? Na ir kas? Dėl kokių priežasčių jūs atleido? Atleido todėl, kad atleido. Aš čia jokio kriminalo nematau. Ir apskritai čia ne policijos reikalas. Vat mes kaip tik ir tyrėme bylą dėl galimų machinacijų. Gal jūs ką nors galėtumėt papasakoti apie Stanislovą Gaidį? Nieko. Bet juk jūs dirbote kartu. Aš nenoriu kalbėti apie tą mulkį Gaidį. Juk jis jūs atleido. O kodėl dabar jau mulkį Gaidį? Kodėl? Todėl, kad jis skundžia savo pavaldinius valdytojui. Todėl, kad jis geria darbę. Todėl, kad jis nekenčia moterų. Todėl, kad jis melagis. Nenoriu kalbėti. O aš jokių nusikaltimų nepadariau. Taigi, viso gero. Reikia. Ir jeigu galima, dabar jau tikrai paskutinis klausimas. Aš norėčiau jūsų paklausti apie jūsų departamento vadovą Stanislovą Gaidį. Ar jis galėtų būti susijęs su ta byla? Suprantat, mus sudomino jo ir klientų santykiai, sakykim tai. Gaidys, Stanislovas. Nu ne. Žmogus keistas, kartais netaumus, bet visi tai bankė žino. Ir jeigu jūs atleidžia kokį žmogų pas save departamente, mes tai toleruojam, nes Gaidys yra didesnės vertės. Jis darboholikas, banko fanatikas. Pagaliau ant tokių žmonių ir laikosi mūsų bankas. Ne. Jis mane ir užvedė ant pinties apie galimas aferas banke. Taip, ko gero jūs teisus. Gaidys per daug aiškaus charakterio, kad veltųsi kažkokias tai nešvarės aferas. Kągi tiek? Dėkui. Iki malonaus. Iki. Jūs kaip norite, bet jeigu jūs nesutvarkysite to išgamos, aš už savo veiksmus neatsakau, galiu pridaryti to, ko jūs ir aš nenorėtume. Ramiau, juk sakau, dirbam, judam į priekį. Dar tas kreditas su palūkanomis. O kaip biznis? Jeigu įsidėrėčiau geresnį grafiką, gal kas ir išeitų, bet dabar tiesus kelias į bankrotą. Man atrodo, tu mažiau sklaidykis, o kreipkis į advokatą ir viskas. Išlaik, iš kur šitos genialios idėjos? Ašgi pats dabar paskolom domiuosi. Ir man atrodo, bankas pirmą turėjo pasirūpinti įkeistų turto, o jau po to papildomai reikalauti užstatyti namą. Matai, studentas, o jau kaip riečia. Manat? Nu tai aišku. Gal taip ir padaryti? O ir teisingai. Ir nereikia čia tų grasinimų. Kam tie dalykai? Jūs tik savo bėdos prisidarysit, o ir tėveliui nepadėsit. Vyras laikutį. Tikras vyras. Na, į sveikatą. Sveikatą. Sveikatą į sveikatą. Vis dėlto iškapstėm šitą apie tą Gaidį. O tu ką sakei? Nebylo. Bet įrodymų dar nepakanka, kad galėtumėm jį apkaltinti. Bus, viršininkė, bus. Tik nereikia iš anksto mūsų bačkos rident ir bandyti nutraukti bylą, kol ta byla dar neištirta. Gerai, Tadai, labai jau tu protingas. Bet galbūt vyresnybė irgi ant manęs bačkas ridena. O man nusispjaut. Oi, nupiešiu aš tam Gaidžiui plunksnas, o tik įrodymus surinksiu. Tai tu man čia neįsisiautėk, supranti?
vyresnybė yra tam, kad ją gerbti ir klausyti jos. Irgi jau visai save paleidai. Aš tik savo darbą dirbu. Nu ir gerai dirbi, bet pasakyta, palikt gaidį ramybę ir palikt. Tai vyrai nesipykit, taigi mes čiagi iš... Sveiki. Gal galima prisėst? Prašom. Ačiū. Aba. Ką tu čia veiki? Ta pati ką ir tu. Linksminus. Ei, padavėja, gal galima užsisakyti? Ačiū. Kur Gytis? Leiskite jį supažindinti. Čia Andrėjus Laika. Čia ponas Marijonas. Su tatu visi ir taip pažįstami. Čia tai Raimonda. Labai malonu. Gal šampano? Ačiū, būtų malonu. Aš klausiu tavęs, kur Gytis? Pas mamą, kur daugiau. Aš irgi noriu šampano. Jokio po velnių šampano, eime namo. Iki rytojaus. Ate, vyrai. Eime. Raimai, iki. Nu, nesitampy. Kaip tu su manim elgiesi? Gėdą man prieš žmonės darai. Tai tu man gėdą darai. Valgio esi girta. Aš girta. Šiek truputį su draugiai išgėriau ir viskas. Truputį? Vos ant kojų pastovi. Ai, tai tau pabarus valgytis galima, o man tai ne? Su dievais kalbi, moteriškė. Eime namo. Kaip tu su manim elgiesi, kaip su... Klausyk, o tu nieko nesigirdėjęs apie emancipaciją, a? Aš galiu daryti, ką noriu, kur noriu, kaip ir tu. Aišku, nenurodinėsi. Gerai, eime namo. Eime. Aš padėjau. Kaip žinai. Geri auskarai. Ačiū. Čia sidabriniai? Taip. O, akmenukai geri. Agatai. Tai mano zodiako akmenys. Tai yra, norėjau pasakyti, kad pagal horoskopą jie man atneša laimę. O, aš nežinau, kas man atneša laimę, bet esu laimingas. Kokias čia nesąmonė šneka? Kodėl? Na, susipažinau su jumis. Koks jūsų zodiakas, gal aš žinosiu akmenį? Vėžys. Gaidys. Aš einu namo. Visu gero. Makulatūra iš banko. Dinktų man iš akių laiką. Jeigu atneši man dar vieną popierių, kad ir troleibuso bilieto dydžio, tau šakės. Aš dirbu tik savo darbą. Savo darbą. Viskas elegantiška, logiška. Kas? Netrukdyk. Tai kam klausi? Aš čia su savim kalbu. Medžiaga dėl sprendimo eina į kredito valdymo komitetą. Jis svarsto, tvirtina ir... Na ir kas? Sakiau, patylėk. Aš mintį pamesiu. Įdomu. Sprendimas patvirtintas Liepos 7. Jau Liepos 8 tas, kurio parašas atostogose. Kitas atvejis. Gruodžio 19, o gruodžio 20 čia jau kitas žmogus. Nebuvo darbė, nes palaidojo mamą. O kas pateikė svarstymai? Žiūrėk, Beinorienė, kas ją pavadavo. Gaidys. Gaidys? O čia? Aleksejūnas, o pavadavo Gaidys. Visai įdomu. Vaika, tvaryk man dar termosą kavos. Gerai, palauk tuoj. Ai, slidus žmogelį. Ponas Stanislavai, slidus tu žmogelis. Negali būti. Aš jau kalbėjau ir jūsų jaunajam kolegai. Stanislavas yra vienas iš uoliausių banko darbuotojų. Sunkus charakteris. Kartais klientai skundžiasi. Bet tik jis ir padeda išsaugoti bankui pinigus. Atbaido klientus? Na, žinot, aš jums pasakysiu. Lengviausia atbaidomi yra tie, kurie bijo padidinto dėmesio. Na ir vis dėlto mes... Gal vis dėlto, viršininkė, leiskit man. Aš leidau savo ryte pasėdėti, kai baigiau vartyti popierių su jūsų personalo skyriaus viršininku ir su auditorium. Žodžiu, visur ta pati schema. Žmogus atsakingas už galutinį sprendimą turi išeiti arba į atostogas, arba jam gimsta vaikas, arba kažkas miršta. Žodžiu, jis ieško, kas galėtų jį pakeisti. Ir
atsiranda visur. Ponas Gaidys. Parašas ne jo, bet visas darbas. Tik pono Gaidžio. Bet palaukit. Vadinasi, jis laukia tokios situacijos, kaip jūs sakėt, kad laidotuvės ar gimimas. Taip. Taip, tame ir yra visas genialumas. Nėra jokios nuoseklios sistemos. Jos ir negali būti, nes jis vadovavosi atsitiktinumu. Jis vis tiek galvoja, kad anksčiau ar vėliau sulauks. O tada ir prasuk savo schemelę, o likdamas aukščiau tarimo, nes kiekvienas bankė dirba, nes dėl darbdavio, taip sakant, sėkmės, jis bijo rizikuoti savo gerų vardų. Jūs tai galite įrodyti? Nu, nežinau. Į teismą aš tos bylos nenešiu, nes kiekvienas, net pradedantis advokatas, gali mane sukirst. Bet duodu garbės žodį, kad yra vienintelis paaiškinimas dėl visų tų įtartinų paskolų. O jūsų vindikacijos tarnyba galėtų pasidomėti ponu Gaidžiu. Taip. Ateiti pas jūs? Dabar? Skubiai? O kas nors atsitiko? Ne. Viskas gerai. Gerai, skubiai ateinu. Mano tardytojas. Tai vis dar rausiamės? Rausiamės? Rauskitės. Tik nepasprykit tuo, ką surasit. Nieko, mūsų gerklės plačios, galim daug ką praryti. O jums sėkmės pas vadovą. Ką? Nieko. Labą dieną, šefe. Sveiki. Kvietėt? Taip, perskaityk. Įsakymas atleisti tave iš darbo ir tavo pasižadėjimas iki sekančio mėnesio pabaigos grąžinti viską, ką esi pavogęs iš banko. Tai jau man atleisk. Aš pažadėti, kad neperduosiu tavęs prokuratūrai negaliu. Nors, antra vertus, jeigu viską sąžiningai grąžinsi, pažiūrėsim. Bankui skandalai nereikalingi. Bet, šefe... Nori taip, nori ne, tavo valia. Bet kuriuo atveju, kad aš tavęs daugiau čia nematyčiau. Tik viskas? Jis per lengvai išsisuko. Kaip jau minėjau, bankui skandalai nereikalingi. Ant ko dabar valdžia rodys? Nėra skolininkų. Į sadomazochistų klubą užsirašysi. Aš taip paprastai nenusileisiu. O man bus labai malonu pratęst mūsų pažintį. Žinai, noriu aš tave paguost. Jeigu ne to bėdžiaus valdenio byla, mes nebūtumėm tavim užsiėmę. Gal ir būtum praplaukę su tais milijonais. Negalima būt ir godžiam, ir sadistui. Reikia pasirinkti kažką vieną. Aš taip paprastai nenusileisiu. Tiesą pasakius, dėl tų milijonų man nusispjaut. Čia banko reikalas. Bet dėl pastumėjimo prie savižudybės aš tau baudžiamąją bylą užkabinsiu. Nieko tu mane pripaišysi. Tas kistablausdis pats kaltas. Žinai, ko aš labiausiai noriu? Ko? Surinkto Gaidžio lūšas.